Kiekvieną mėnesį 17 dieną turime susitikimą su Herojaus kelionės dalyviais. Šie dalyviai paskyrė savo laiką ir energiją nuosekliai kelioniai per mano sukurtus 4 lygius, kurie padės tau leistis į Herojaus kelionę, kurioje tu paliksi savo seną versiją, paliksi savo ribas ir leisiesi į nuotykius, ne tik išorinius, bet ir vidinius, išnarpliodamas savo ribas, paleisdamas baimes, paleisdamas nepasitikėjimą, paleisdamas viską, kas laikė tave maža. Ir ši kelionė kviečia tave prisijungti, jeigu tu jauti, kad kas mėnesį susitikus su bendraminčiais, kurie keliauja su mano sukurtais įrankiais ir auga ir plečiasi, jeigu jauti, kad tavo aplinkoje nėra tokių žmonių, prisijunk bent vienam mėnesiui, pamatyk, kas vyksta, kaip veikia šie įrankiai, kaip veikia informacija, kaip veikia energija. Pamatyk ir patirk, nes tai, kas vyksta Herojaus kelioniai, tą reikia pajausti. Ir esu visiškai tikras, kad yra daugybė žmonių, kurie jaučia šį impulsą, kuriem vidinis darbas yra nesvetimas, kurie jau susipažinę su meditacija ir jos galia, su savo minčių galia, su savo realybės kūrimo galia ir nori pagilinti žinias, nori įgauti įrankių efektyvių. Lai Herojaus kelionės durys būna jum atviros ir susitinkame tenai.